Taigi sveiki visi, čia su jumis Gaming Viliukas. Šiandien sutinkamės hardcore, be draugo. Ir jo, jūs galvojate, iš kur visas toksai progresas Diamond Armorai ir Diamond įrankiai. Tai aš filmavau antrą epizodą, bet neįsirašė vaizdas kažkodėl. Ir aš tiesiog filmuoju paprastai ant Streamlabs'ų ir kažkaip atsijungė man filmavimas tiesiog. Ir tenai tiesiog minutės vaizdo įrašas. Ir aš paskui baigiu ten po gal 15 minučių filmavimo, pasižiūriu, o nieko nėra. O aš pasistačiau villagerių namus per tą antrą epizodą, enchanting table, šitą šypų fermą, prasiplatinau karvių fermą, pasidariau šitą bulvių ir to, žodžiu, pasidariau mini fermas, prisibridinau biškį villagerių, tai jo. Ir jo, kodėl su trankais? Nu, įdomu. Ir žodžiu, jo. Tai tiek buvo daug nufilmuota. O tiesiog man įsirašė vaizdas ir jo. O prisibridinau villagerių. Namus pasistačiau villageriam. Ir tiesiog viskas nenusifilmavo. Nu tai ką man galvoju. Tai ką per šį epizodą, praeitam epizode planavau tiesiog Diamond Arborą pasidaryti iš villagerių. Bet ką šitam trečiam filmuoti dabar net neįsivaizduoju. Buvau biškį pasimainint, tai varadau Iron belekiek, nes gal kokias 3 valandas mainus. Ir jo, Golden Apple pasidariau. Dėl viso pikto, dabar jį pavalgyti. Nes kažkodėl mane užsipuolė. Ir jo, tai manau, ką žinau, šiame epizode ieškosim kažko. Eisim aplankyti tenai tą village'ą, kur yra, kur pirmam epizode buvom, man rodos, ir jo. Tai ką, keliaujam. Ir paspaudžiam laiką, subscribe, of course. Ir ką. Tai turim labai gražų sakura biomą. Tai jo. Ir komentuokite, ką turėtume filmuoti kitame epizode. Ir jo. Aš pasistengsiu kažką įkelti. Dabar kur tas village'as? Ir jo. Bet tai filmavosi viskas. Gerai, aš su jumis nenoriu turėti reikalų. Viskas filmavosi gerai, bet tai žiūrėk. Visą laiką nutinka man būtent man problemų. Visada. Tai jo. Gerai, mes atvykom į village'ą. Čia įdomu, village'ą dar gyvų yra. Pasiim, aš šiaip lovų man nereikia. Mes su draugu buvom jį pralūtinę, tai nebus čia labai visko daug. Komposterio nereikia. Čia kas? Bulvė. Morka. Šitas. Oi, visai turtingas, dar sakyčiau, kaimelis. Jeigu turi morkų. Nepastebėjau biškį. Reik. Ką? Kodit keinoms. Žinok, tai ateina apiplėk. Tai jo, pradžiuginu. Garfieldas. Blet, neturiu žuvies. Oi. Ir jo.
Tai šiame epizode, manau, eisim į nederį. Pirmas susirast reikės lava pūlą, nes praeitą radau, bet tai neprisimenu pakankamo obsidiano, kad būtų ir portalų, ir enchanting table. Nes apie portalą tai man visiškai iškrito iš galvos. Ir jo. Taip. Nu ką, galim eit miegot kaime. Ir vėl man steiginėja tos filmavimo programos. Nesuprantu, ar čia kompas grybauja, ar čia pati programa grybauja. Ir šoms kompas. Ai, bet tai kava. Man rodos, aš gausiu paušną, jeigu tos nudės pildžiai. Kaip sakant, nenoriu bandyt, bet ir noriu. Kur jie keliauja, man bent? Ne, bet jo liktais paušino man jau turėtų būti. Aišku, mes ne naujausios versijos žaidžiam, ant 1.1.4. Nes jo. Ir jie mane puola. Gerai, jie šaudo. No shit. Visam šiek Tai kad jie viens į kitą šaudo. Bum. Jop, aš gaunu paušino. Dabar bum. Ui. Bum. Nebuvo labai sunku, bet nebuvo labai... Bet jo. Čia šiaip kalba visai įdomu. Ką čia žuvytė daro sukasi? Įdomi. Kitam epizode, manau, jau gerinsim savo namus, nes villagerių namai labai geri. Aš tai bent jau manau. Kaip jūs manot, parašykite komentaruose. Ir jo, reikės mum prasiplatinti namus. Ir turbūt jūs galvojate, kad antro epizodo aš net nefilmavau, o viską dariau su gradėjau. Tai tikrai ne. Aš nečytinu. Aš jums sakau, kad man neįsirašė tiesiog filmavimas. Galvokit, ką norit, bet nesu aš melagis. Ir jo. Nes viskas buvo statyta. Rankom, survivalė. Ką tu žiūri? Paimčiau aš tave. Ir jo, žodžiu, tik šiek tiek susikirsiu. Nes jie labai greičiau. Nesenai buvau nusikirtęs ir jie vėl užaugo. Tai kaip ir minėjau, kitame epizode bus statomi mūsų namai, mano ir draugo. Ir jo, ir komentaruose, manau, galėsite įvertinti. Ir aš manau, aš tą avį pasiimsiu. Žodžiu, gyvensime su manim. Nu, su mumis. Ir jo. Ir įvertinkite mūsų namą ir villagerių namą. Aišku, čia nėra labai daug detalių. Viduje čia labiškai. Čia va, į kampus tokį įdėjau. Tada labai laiptai man patinka. Apšvietimas ne per geriausias, bet nieko nepadarysi, kaip sakant. Ir kitame epizode mes pasididinsim savo namus, nes nėra labai daug ir vietos čia jau. Aišku, item dar gerai. Bet nu jau per mažai biški vietos. Ir jo. Tai manau, ką čia galim paveikti. Šiaip manau, galim eit prie prisikirsti medžių namo statymui. Ir turbūt jūs klausite, iš kur mes gavom stiprius medžių. Tai mes keliavom
toliau biški nuo namų. Nežinau, kiek blokų, bet tikrai toli. Paskui vos sugrįžom su koordinatėm. Ir jo, ir prisimenu, mes labai daug spruso medžių. Tai miške ten apie gal kokie 3-4 beveik stekai. Ir jo, ir va viskas čia išėjo. Tai manau, aš prisikirsiu medžio. Ir jo. Ir galėsim vėl filmuoti. Tai va, mes sugrįžom po mažos medžio kirtimo sesijos, prisikirto medžių. Ir jo, ir dabar, manau, dabar bus mini sesija cobblestone'o. Ir aišku, aš tai nedarysiu per video, nes nemanau, kad bus labai įdomu žiūrėti, kai aš tiesiog kertu cobblestone'ą. Tai jo. Dabar galim tą medį pasidėti. Man jis taip nepatinka, šitaip nukiršiu dabar. Bet jo. Ir tada dabar galim pasidėti čia kol kas. Vėliau susiprašuosim. Reikia pirmą permėgą. Momeną. Bet šiaip gražus saulėlydis. Tum, tudurum. Jo. Gerai, pasigražiam saulėlydžiu. Leisim miegot. Palaukam. Gerai. Permėgam. Ir jo. Ir ką, dabar galime eiti į keivą. Taip. Parkour skill. Čia vat turim tokį mažą įėjimą į tą keivą. Ir gerai, pirmas dalykas turi išeiti kol kas iš čia ir pasiimti torčių. Mums reikia pasiimti torčių. O to vieno bloko neprašau. Jo. Turim medžio, bet ar turim kaulo? Nelabai. Iš čia va porą pasiskolinsim. Jeigu ką, tai dar prisikasim. Tai jau bėgam link keivo. Ir ką pasikasim? Šiaip galima ir čia. Tai jo, tai prisikasiu cobblestone'o ir iš karto pradėsiu. Tai va sugrįžau po mini mining sesijos. Tai gavau va cobblestone'o. Tada čia va prie medžio, tada gavau va šiaip resursų. Ir jo. Ir ką, kaip ir viskas. Tai kitam epizode bus statomi namai. Ir jo, tai susitiksim kitam epizode. Čia su jumis aš buvau Gaming Emiliukas ir viso gero.